Galbūt įdomu mūsų jaunuomeniai sužinoti, kad vaikystė 16–17 amžiuje nebuvo visų vaikų vienoda. Mažiausiai vaikystės turėjo valstiečių vaikai, jau vos tik prakūtę, galintys patys prisižiūrėti save, faktiškai buvo pristatomi padėti tėvams. Ir jų vaikystė kaip tokia jau ir baigdavosi. Į tokį mažą žmogutį tėvai jau žiūrėjo kaip į mažą, bet pagalbininką, anaiptol ne kaip vaiką. Ir be abejo, ilgiausiai vaikystę galėjo džiaugtis diduomenės vaikai. Ji trukdavo praktiškai iki tol, kol jaunuoliai, daugiausiai tik tai vaikinai, iki 13–14 metų būdavo išleidžiami studijuoti į Europos universitetus. Na, jau tada prasidėdavo jų jaunystė. Vaikystėje, tai todėl ir kalbėsiu daugiau apie diduomenės vaikus, kadangi, na, galbūt ne tiek ir įdomu tie valstiečių, mažųjų valstiečių vaikų kasdieniai darbai ir rūpesčiai, jie buvo labai panašus, ką ir šiandien turbūt tik jau didesni vaikai daro, padėdami savo tėvams. O štai diduomenės vaikai, jie iš tikrųjų gaudavo labai gerą priežiūrą, buvo labai atidžiai stebėmi ir auklėjami. Galbūt nelabai daug kam patiks, kad, na, ir galbūt ne kiekvienas šiandieninis vaikas norės susikeisti vietomis su diduomeniai priklausančių vaikų, kadangi labai anksti jie buvo sodinami prie mokyklinio stalo. 3–4 metų jau gaudavo prižiūrėtoją mokytoją ir šis imdavo mokyti tiek kalbos, tiek rašyti po truputėlį, skaityti ir panašių dalykų. O mokslas būdavo labai sudėtingas. Tarkim, 7–8 metų berniukas turėdavo mokytis ištisą dieną, 6 dienas per savaitę ir tik vieną dieną, kaip pavyzdžiui Kristupo II Radvilos sūnus, gaudavo laisvą savo pomėgiams, žaidimams ir panašiai. Na, o iki to laiko, kol nebūdavo taip griežtai sodinamas, savo vaikystę leisdavo vėlgi užsiimdamas tokiais bajoriškais žaidimais. Pavyzdžiui, Kristupo II Radvilos sūnui jau sukakus 5 metams, kaip žaislas, aišku, buvo padovanotas žirgas. Tikras žirgas, kad jis galėtų mokytis jodinėti. Be abejo, savo žaislų arsenale jis turėjo ir kardų, ir kitokių bajoriškam būsimam gyvenimui reikalingų dalykų. Mergaitės, aišku, buvo mokomos siuvinėti, žaidė su lėlėmis ir kitus panašius jų funkcijoms vėliau ir tinkamus užsiėmimus. Galiu dar paminėti, kad tėvai buvo kviečiami griežtai auklėti vaikus ir šituo kalbamu laikotarpiu pagrindinė auklėjimo priemonė tiek mergaitėm, tiek ir berniukam buvo laikoma rykštė. Taigi, turbūt irgi vaikai nenorėtų šiandien dėl tos priežasties keistis vietomis, kad ir su labai turtingų diduomenės vaikais.